Esame Vytautas Mudzinavičiaus ūkyje Baptose, Kauno rajone ir Vytautas augina triatloną. Vytautai, jau pradėjote ir įsibėgėjote į rapsopjūtę. Kaip tas triatlonas byra? Triatlonas byra neblogai, virš 4 tonų, aliejus 47-48, bet blogi orai niekaip neleidžia dirbti ir dabar pradėjom trupučiuką, padirbom, drėgmė 14,3, žodžiu, sustojom, o taip ėjo 6,5, 7,5 drėgmė. Tai dabar atidrėko šiek tiek, o sakykit, jūs jau, kai sakot svorį, tai yra bunkerinis svoris ar jau skaitytas? Bunkerinis. Bet švarumui nieko nemeta, kadangi mes neviršijam tų 2%, mums kažkur tai eina apie 1%, trupučiuką gal virš 1, bet labai nedaug. O dabar klausimas, šiemet auginat rapsus ir šiaip ir pernai pas jūs neblogai derliai buvo ir subiro ir tikrai esat iš pavyzdinių ūkių, kurius mokat juos auginti. Mano klausimas, šiemet darėt kažkokius išskirtinius sprendimus rapsų priežiūrai, ar vis dėlto palikot savo jau išdirbtą technologiją, kurią vadovaujatės? Visą technologiją pereitų metų jūsų agrokoncerno knygoje kietų viršelių surašyta ir aš kiekvieną žingsnį dariau lygiai tokį pat idealiai ir labai stengiuosi viską laiku ir svarbiausia intervalas tarp chemijų, tarp vabaliukų visų, reiškia, purškimų. Mes labai stebim tą laikotarpį po purškimų, kiek veikia ir stengiamės ne vabaliukų žiūrėti augale, bet mes stengiamės profilaktiškai chemiją maišyti ir vėl, kad nepadarytume didelių tarpų. Pernai metais pirmą kartą gyvenime rapsą kūlėm 4 tonas 800, neužskaitomų, bet tuo natūraliu svoriu, bunkeriniu. Tai šiemet viską tą patį darėm, bet kol kas derlius pereitų metų nesiekė ir jau aišku nepasieks, kadangi 2/3 rapsų nuimta, dar 1/3 lykęs. O kombainai klimpsta, neklimpsta? Reikia traukti? Ne, mes nei karto netraukiam, nežinau, ar čia pas mus lyjo, atrodo visur vienodai, daugiau mažiau. Bet dirvas pasitvarkė, prie visų laukų pakelėse net griovius esame įsikasę patys. Žodžiu, tvarkinga melioracija leidžia gyventi ir šiek tiek geriau su darbais vėliau jau derliaus nuėmimo metu. Ne, kaip žiūri, per televizorių rodo, kaip kiti ūkininkai draugai mūsų kartais ir skęsta, yra aišku žemės nevienodas. Yra moliai, priemoliai, senos melioracijos ir pas mus senos melioracijos. Taip, tarp kitko, ypač dirvožemiai, kurie turi daug magnio, yra labai sunkiai laidus drėgmei. Ir tikrai, ką sakot, tiek Kėdainių rajone tenka matyti ir kituose po tų stichinių kritulių, iš tikrųjų tų iššūkių yra. Vytautai, šiais metais turėjom lauko dienas jūsų ūkyje ir ačiū labai, kad priėmėt ir pasėjo tokias puikias žieminių kviečių kolekcijas. Kaip galvojat, kada startuosit su žieminių kviečių pjūtimi? Pagal viską turėjom šiandien vakare baigti jau į pabaigą rapsas, nes vakar nesipjovė rimtai, šiandien vėl rimtai nesipjauna. Mes į dieną 35 hektarus rapsų pjaunam. Ir mums 2 dienos stovi po rapsų žirniai prinokę, jaunam 2 dienas žirnius apie 50 hektarų ir pulversi lekiam į kviečius. Šiaip net laukiant žieminių kviečių pjūties ir nepaisant to, kad agronomai patyrė, dirba, konsultuoja, noriu taip pastebėjimų tokį pasidalinti ir paklausti jūsų nuomonės, kad šiemet daug drėgmės, labai mažai suminių temperatūrų, visi žemės ūkio augalai lėtai noksta ir ne visai ir su kokybė ne taip gerai yra kai kur. Bet mano klausimas, ką dar matot, kas dar yra jau tokio rimto stringančio šį sezoną, būtent dėl tų orų ir užsivėlusios javopjūtės? Nusimato didžiulį problemą visoje Lietuvoje ir liečia visus ūkininkus, aišku, ir mane asmeniškai, kadangi iki 15 rugpjūčio reikia pasėti posėlius. Posėlius pasėti iki 15, o dar iki kviečių nedavažiavom. Dar žirniai stovi 2 dienom pjovimas, dar rapsas šiandien stovim, darbas neina. Gali būti dar 2 dienos rapsas stūmėsi, žirniai, dar kviečiai, kviečių 235 hektarai, rimti kviečiai, neišgulė, intensyvios technologijos visos naudotos, bet ateina rapsų sėja, terminai ateina. Tie šilti rūdienis ir tie vėlyvi, tie rapsų sėjos ir kad ir žieminių kviečių sėjos vėlyvos. Kalbama yra, kad keičiasi klimatas, šyla, kad galima vėliau sėti. Bet rimtų ūkininkų patyrimai ir ūkininkų, kurie gauna rimtus derlius, visi stengiasi viską kuo daugiau daryti laiku. Jokio per didelio atidėjimo. Tai dabar ateina posėlius sėt rapsą,
Rapsui reikia trašas išpilti pagal žemėlapius, dar stovi kalkinimas, supiltos trašus pakely. Nu vienu žodžiu, darbas, vėjai dabar čiut nelaukuose miegam. Dabar, ką jūs kalbate apie sėjos terminus, tai mes šį sezoną labai daug kalbėjom ir su žemdirbiais apie sėjos laikus ir kitus dalykus. Ir vis dėlto matom, kad ilgamečiais tyrimų duomenimis tiek mūsų, tiek Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, tiek instituto, Lietuvos žemdirbystės instituto, kad kalbant apie javų sėją, mes jau turėtumėm tą optimalų langą šiek tiek vėlinti. Ir tas šiek tiek nėra savaitėms veikom, bet keletą dienų jau po truputį link to eina. Tai su jumis šitoj klausimu gal ne visai 100% pritarčiau arba sutarčiau, nes tikrai duomenys ir skaičiai tą mums rodo. Ir galvoju, kad čia apie babtus kalbant, šiais metais optimaliai javų sėja turėtų būti vis tiek nuo kokios 17 dienos ir iki 25 reikėtų ją pabaigti per tą savaitę. O su rapsais labai panašiai, kadangi turim jau labai daug vėl visokių veislių, rudenį lėtai augančių, vidutiniškai greitai augančių, bet vis tiek tas tarpas nuo žolinės maždaug ir turėtų prasidėti sėja ir trukti irgi apie 10 dienų. Tai to visiems ir linkiu, tikiuosi pavyks tą padaryti, tikiuosi orai leis, saulytė išlys, vėjas papūs, mums čia padžiavins ir tie krituliai kombainė sėdint nemaišys. Tai ačiū labai Vytautai už laiką ir iki susitikimo javų pjūtyje. Ačiū už patarimus, ačiū už rekomendacijas. Dėkui. Dėkui jums.